Taigi, išėjau į kasdieninį praėjimą ir užlipimą į Trijų kryžių ir Bekešo kalnus ir pastebėjau, kad visą laiką galvoju apie darbelius. Iš pradžių džiaugiausi tais darbeliais, kurie pavyko man padaryti šiandien, paskui galvoju apie tai, kuriuos dar liko padaryti. Ir kai kurie iš jų įdomus, tai aš pajutau, kad jų tiesiog laukiu. Ir tada atsiminiau, kad anksčiau tos kalnus aš lipdavau tiesiog būdama čia ir dabar, džiaugdamasi gamta, jausdama ją, pažiūrėdama į Vilnių nuo kalno. Ir tada susimąsčiau, kad labai dažnai, tiesą sakant, ne viena aš, bet labai daug žmonių, kurie, sakysim, susikoncentruoja į tokius lengvai padaromus darbukus. Na, tarsi gaunasi dopamino pliūpsnis. Tu padarai, valio, padariau, smagu, gyvenimas juda į priekį, aš šaunuolė. Ir paskui griebi kitą, ir tą pavyko išspręsti, kaip gerai. Na, gal dėl to žmonės pradeda dieną tipiškai nuo mažų darbelių, kad pajaustų tą dopamino džiaugsmą. Bet kur esmė? Ogi esmė ta, kad čia yra iš tikrųjų tas junk food, greitas maistas. Ir čia kai kas užginčytų, koks čia junk food, jisai pakelia savivertę, jisai suteikia džiugesį, optimizmą. Bet mes gyvenam ne vien džiugesiu ir optimizmu. Kiekvienas iš mūsų turėjo gilių tokių tikrų patyrimų, koks būna per ilgas atostogas, gamtoj būna, kai tu esi tikrai artimuose santykiuose su mylimu žmogum. Ten būna kažkoks specifiškai kitas jausmas. Ir tas jausmas, jisai, kuo jis skiriasi nuo junk food, jis netoks greitas, bet jis kažkoks, nežinau, ar tai gilus, ar tai gražus, kaip jį apibūdinti. Ir tai jau yra tikrasis maistas. Ir atsimenu iš mindfulness pratybų, kaip buvo toksai pratimas. Sako, surašykit veiklas, kurios tave sekina ir kurios tave maitina. Ir kaip nekeista, tie malonūs darbukai, kurie gerai pavyksta, jie visgi sekina, po jų jautiesi pavargęs. Atrodo tuo metu gerai, o paskui pavargęs. Ir tada aš galvojau, o kur tas tikrasis gyvenimas, tikrasis maistas sielai, kaip aš jo noriu iš tikrųjų ir kaip aš noriu, kad jūs jį turėtumėt ir kad jis šiais laikais nemažai daliai žmonių tampa retenybė, ypač tų atsakingų, skubančių žmonių. Tai štai mano tokios įžvalgos šiai dienai.